Sveiki. Nei čia nidos kopos, nei šitie milteliai pyragams kepti, nors panašiai atrodytų. Tai yra biokuras. Šiandieną vėl kalbėsime apie mūsų šilumos ūkio modernizavimą ir lankomės Tauragėje. Štai vėl girdime, kad per mėnesį dujų kaina Lietuvai šoktelėjo 4,5%, o per metus dujos pabrango net 5%. Tačiau pats gražumas laukia rudenį. Apie tai bus ir mūsų laidos pabaigos viktorinos klausimas. O dabar keliaukime į Žemaitiją, kur priklausomybė nuo importinio kuro vis mažėja. Žemaitija, aš taip galvoju, kad tai yra ypatingas kraštas. Kaip ir viduramžių laikais niekam nepasidavė, taip ir energetikos srityje dabar jie naudoja vos ne 100% energijos šilumai iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Tauragės rajonas netgi žalios elektros energijos, šiek tiek iš biomasės, iš hidro ir pagrindai iš vėjo jėgainių parko pagamina daugiau negu jos suvartoja. Reiškia, galima tą padaryti. Su vienu iš atsinaujinančios energetikos pradininkų Lietuvoje, Sigitu Mičiuliu, lipame į Indijos piliakalnį. Ne po savo įrengtus šildymo objektus jis pakvietė važinėti, o pasigrožėti Žemaitijos piliakalniais. Istorija ir gamta. Prieš 20 metų įkurta įmonė, taip pat pavadinta Bremenos, čia patekančios švarios upelės vardu. Kodėl Bremena? Kai teko pasidomėti, tai yra senas mirusios Indijos tautos žodis, sanskrito žodis išsaugojimas nešimas. Reiškia, Bremena išsaugoti nešti. Taip, čia yra labai švarus vanduo, veisiasi lašišiniai žuvys. Na ir mūsų veikla yra surišta su energijos taupimu, su aplinkos tausojimu. O tai jeigu taip žiūrėti iš to žodžio, tai ką saugot? Ką? Gamta. Kiekvienas nori pinigų gauti daugiau, bet prie ko čia gamta? Gamta mūsų namai. Mes, aišku, vieni neišsaugosim, bet norim parodyti žmonėm, kad galima kažkaip kitaip tą energiją išgauti. Tarp kitko, saulutė atsiunčia 1000 kartų didesnį energijos kiekį, negu žmonija pagamina iš naftos, dujų, akmens anglies ir atomo. Saulė mus moko visus gyvus padarus, moko priimti tą energiją ir moko mylėti kitus, ko mes nedarom kasdieniam gyvenime. Vidutinės vėtros galia galingesnė už viso pasaulio įjungtų atominių jėgainių galią. Tik tai problema, kaip tą vėją sugaudyti. Kai laikraščiai mirga nuoskaudomis ir liūdnais pranašavimais, aikteliu išgirdusi dar vieną Sigito Mičiulio teiginį. Tikrai tenka važinėti su darbais po visą Lietuvą ir aš galiu pasakyti, kad Lietuva yra gyva, kūrybinga ir nėra tokia, kokią bando pavaizduoti. Jūs taip galvojat, ar ne? Tikrai aš taip įsitikinęs. Bet kodėl tada išlenda tai tas blogasis pradas? Sunku pasakyti. Tas neigimas? Tas neigimas. Sunku pasakyti, galbūt mes per daug smegenų turim, gal per daug protingi. Po vieną protingai šneka, kai sueina į krūvą, gaunasi visai kvaili sprendiniai. Bet tai čia priešingai negu į gamtoj. Skruzdės sugeba, būdamos kvailos, turėdamos mažai smegenų, padaryti kolektyvinį protą, kuris skruzdėlyne sukuria intelektualias sistemas, inžinerinės sistemas, kur žmonija sunkiai atkartoja skruzdėlyno procesus, kurie vyksta viduj. Energija sukuria karštą dieną šaldymo sistemą, o šaltą dieną šildymo sistemą. Ir atliekų šalinimo, ir mokslinio darbo organizavimo, kur kiekvienas skruzdėlė dirba savo darbą. Tai žmonės galėtų pasiekti tikrai nemažiau negu skruzdės, jeigu jie mylėtų gamtą ir savo valstybę. Dar grįšime ir prie Indijos piliakalnio. Nueisime ten, kur medienos atliekos paverčiamos švarią energiją gaminančiais briketais ir į bažnyčią šildomą saulės energiją. O dabar pasiaiškinkime, kodėl šis Žemaitijos rajonas taip sėkmingai atsilaiko prieš naujuosius kryžiuočius, naftą ir dujas tiekiančius svetimšalius. 2000-aisiais Tauragė, neturėdama gamtinių dujų, visą energiją gamino iš mazuto. O žinote, mazutas tai yra viena iš brangiausių kuro rūšių ir teko mūsų gyvenimas privertė prie to, kad teko pradėti mąstyti, kaip mums toliau elgtis, kaip mums toliau gyventi. Ir jo labiau ne tik tais vien kaina mus labai vertė susimastyti, bet ir
tarša gamtos, nes mazutas, kaip žinome, mūsų Lietuvoje naudojamas, jis tikrai viršijo visas leistinas normas, todėl buvom priversti pertvarkyti ir reorganizuoti savo katilinę kitą kryptimi ir ieškoti alternatyvaus kuro. Keliaujame prie įspūdingosios kopos, sukurtos ne iš smėlio, o iš smulkių pjuvenų. Būtent šitokiu kuru ne tik apšildoma 80% Tauragės, bet ir kogeneracinėje elektrinėje gaminama elektra. Šiandieną mes turime vieną pigiausių tarifų šilumos energijos Lietuvoje. Tai 19,57 cento. Ir kodėl taip išeina? Na, iš tikrųjų, tai pradžia turbūt istorija nuo 2003 metų, kada pirmasis katilas atsistojo čia biokuro ir paskui ir antras, ir generatorius, ir ekonomaizeris, visi šitie įrenginiai technologiniai davė tą impulsą, kad mes keisdami mazutą kaip taršų ir labai brangų kurą, davė tą rezultatą, kokį mes šiandien turim. Iš tikrųjų, biokuras tai yra, turiu pasakyti, turbūt 45% pigiau negu mazutas šiandieną. Šis įrenginys yra turbogeneratorius, 750 kW galios. Tai yra įrenginys, kuris mūsų ūkiui gamina elektros energiją. Ir aš turiu pasakyti, kad 100% kūrenimo sezono metu mes pasigaminame elektros energiją savo poreikiams. Šiandieną jisai stovi, vasaros metu mes atjungia, kadangi tai neekonomiška. Mes perkam elektros energiją iš nepriklausomo tiekėjo vasaros metu. O kokiu principu visą tai vyksta? Yra garinis katilas, gamina garą ir šito garo dalis eina per turbogeneratorių, suka atitinkamus mazgus ir taip išgaunama elektros energija. Jūs minėjote, kad tos energijos, kurią jūs čia pagaminate, pakanka jums patiems. Taip. Jeigu didintumėt pajėgumus, galbūt galėtumėte aprūpinti ir miestą? Iš tikrųjų, šitas generatorius tikrai nepajėgtų miesto aprūpinti, galios neužtenka, bet stačius galingesnį būtų galima daliai kažkokiam tai kvartalui ar pramoniniam rajonui galbūt ir būtų galimybė tiekti elektros energiją. Taip, tokios galimybės yra. Bet grįžkime prie šilumos, kuri šioje biokuro katilinėje ruošiama dideliai daliai miesto. Jeigu staiga kažkur centrinio šildymo sistemoje įvyktų didelė avarija, kaip prieš keletą metų įvyko Telšiuose. Mes tą dalyką esame įvertinę ir tiesa dar noriu pasakyti, kad 100% akcijos priklauso savivaldybei. Tai todėl visi šitie sprendimai yra derinami su savivaldybė, priminėjami rajono taryboje ir žinant mūsų ir gyventojams ir taip toliau. Mes, kada įvyko Telšiuose šitą nelaimę, aš drįsčiau ją pavadinti, padarėme pas save tarybos posėdį, aptarėme ir iš karto tada nutarėme, kad reikia ruoštis, nes čia gali kiekvienam rajonui atsitikti panašus dalykai. Todėl ir dabar yra įsigyta pas mus, mes turime mobilę, reiškia kilnojamąją katilinę, kuri geros valandos bėgyje, jeigu vyktų kažkokiame kvartale avarija ar dar kažkas, tai tokio netikėto gamtiško stichija ar dar kažkas, mes per gerą valandą galime pasijungti tą mobilę katilinę tame kvartale ir tiekti šilumą tiem namam, kurie randasi šitoje teritorijoje. Bet žinoma geriau, kad avarijos išvis neįvyktų. Pavyzdžiui, pradėjus tvarkyti pagrindinės miesto gatves, prieš tai visur daroma štai taip, kaip prie renovuojamos miesto ligoninės. Ta gatvė, jinai iš tikrųjų yra dabar perkasta, kadangi mes prieš 3 savaitės pakeitėme visas šilumos trasas toje gatvėje, kadangi šiais metais rudenį, kitų metų pradžioje prasideda visos tos prezidento gatvės renovacija, tai mes taip jau stengiamės visose savo miesto gatvėse, prieš darydami bet kokį gatvės renovavimą sutvarkyti požeminius visus tinklus, kad po to įrengus gatvę nereikėtų už metų, už kažkiek tai laiko vėl perkasinėti, vėl šalinti gedimus ir taip toliau. Tai reiškia, keisite tinklus dabar, ar ne po apačią? Tai jau pakeitėme tinklus po apačią, dabar yra, laukiama techninė dokumentacija, projektas, konkursas vyks ir vykdysime
užbaigiamuosius darbus, tai yra asfaltavimo, šaligatvė ir visi kiti dalykai. Tai yra mūsų ligoninės vienas iš pastatų Tauragės ligoninės. Čia yra ginekologijos ir akušerijos skyrius ir gimdymo namai tuo pačiu. Kaip matote, buvo senos statybos pastatas ir energetinių atžvilgių buvo labai neekonomiškas. Todėl mes dalyvavo mūsų ligoninė kartu su savivaldybė europinių lėšų gavimo programoje ir yra paskirta beveik 5 milijonai litų, kur dabar vyksta šiuo metu darbai, su priestatais dar atitinkamais ir visa kita. Ir tai mes manome labai stipriai prisidės prie energetikos taupimo ir žmonių naudai. Ar daug Tauragėje renovuotų daugiabučių? Kaip gyventojai rūpinasi savo būstų? Tauragės mieste renovuotus šiuo metu turime 6 namus ir dar 2 namai yra renovuoti miesteliuose, gyvenvietėse. Na, aš tai manau, kad tai labai mažai pagal mūsų turimą namų skaičių. O kiek yra Tauragėje iš viso daugiabučių? Apie kažkur 40 su trupučiu. Energetiniu atžvilgiu jie yra visiškai nesandarūs, šilumos sunaudojami kiekiai didžiuliai. Ir nepriklausomai nuo to, kad ir šiluma pas mus rajone pigi, yra šilumos tiekimas pigus, bet kadangi yra tokie pastatai, nes nehermetiški, neužsandarinti, jie neekonomiški, vis viena susiskaičiuoja labai nemaži pinigėliai per metus. Turint galvoje, kad visame mieste yra tik 40 daugiabučių, tai 6 tikrai jau nemažai. Vilniuje atitinkamai tai būtų ištisai renovuotas Laisvės prospektas ir visos Karoliniškės. 2006 metais buvo rugpjūčio mėnuo, tada buvo tikrai geros sąlygos siūlomos, buvo 85% buvo lygtai dengiama iš valstybės, o 15% savo prisidėti buvo priešiškas variantas negu šiandieną, kad yra. Ir tada aš matydamas tikrai labai rimtą problemą, tada mūsų ir šilumos kaina buvo brangesnė negu šiandieną, nes ne visą buvom pertvarkę šilumos ūkį, matydamas tą problemą ir tą bėdą toli į ateitį, tikrai paprašiau sukviesti tų daugiabučių namų gyventojus, bendrijų atstovus, atskirus gyventojus, pasikviečiau į savivaldybės salę, susirinkimą, pakviečiau banko atstovus, pakviečiau specialistus, kurie užsiima renovaciją ir kurie perteiktų žmonėms, kodėl tikrai reikia eiti to keliu, kodėl reikia siekti tų renovacijų. Jūs gyvenate štai šitame renovuotame daugiabutyje. Ir nuo pat pradžios matėte, kaip vyko šis procesas. Ar žmonės iš karto visi taip ir sakė, renovuojam ir bus labai gerai? Ne, iš tiesų procesas buvo labai ilgas ir apsisprendimas buvo labai sudėtingai ir sunkiai jisai. Kol kiekvienam, aš sakau, atėjo iki giliai į galvą, į smegenis, kad reikia tvarkytis, reikia renovuotis, tai iš tiesų truko ne 1 metus. Buvo didžiulis kainų bumas ir mes žinom, kiek kainavo rangos darbai. Mūsų investicinis projektas tik vien pastato šito namo apšiltinimas, dalies balkonų keitimas, stogo renovacija, bendro naudojimo objektuose, būtent patalpose langų keitimas, kainavo 2007 metais darytas apie 900 000. Bet ir kadangi to investicinio tokio didelio visi labai išsigandome, didžiuliai pinigai, kaip su artėjančiam krizėm, išsimokėjimais ir taip toliau, tai aišku teko truputį sustoti. Ir mes vėl ėmėmės iniciatyvos, sakykime, namo valdybą, bendrijos valdybą taip aktyviau suragint, jau sakyčiau, beveik per pačią krizę. Ir kodėl tai darėm? Todėl, kad buvo tendencija kainų mažėjimas, darbų kainų mažėjimas ir tiesiog tai buvo sėkmingas rezultatas, kad mes visi geranoriškai name priėmėm sprendimą, kad reikia susitvarkyti ir renovuotą namą, modernizuoti. Ir iš mūsų investicinio 900 000, atlikus konkursą, mūsų visi darbai kainavo pusę kainos, 450. Dar pusę 50% gavom valstybės paramą, valstybės finansavimą. Ir iš tiesų renovacija mums kainavo tikrai, pasakyčiau, nemilžiniškus ir didžiulius pinigėlius, kuriuos mes galim turėti arba esant reikalui gauti gerom sąlygom paskolą iš banko, kas buvo ir tada ir dabar yra pagal dabartinės sąlygas. Tai ir šios žiemos rezultatai iš tiesų tai parodė, ko mes ir tikėjomės.
Pastatas yra pasiekęs B energetinę klasę, iš tiesų tai yra pakankamai aukšta. Ir kaip paprastai pasakysiu taip, ūkiškai 53 kvadratų butas šildymo sezono metu, nes jis yra apšiltintas 15 cm putų polistirenu. Šią žiemą šalčiausią mėnesį mokėjom 120 litų. Patį šalčiausią mėnesį už 52,5 beveik 3 kvadratus. Tai visa kvadrato kaina? Tai šiaip realiai, jeigu vidurkis skaičiuojant, kvadrato kaina nesiekia net lito. Tai aš bandžiau suskaičiuoti per visą šildymo sezoną, kiek aš sumokėjau, man užteko 500 litų šiai žiemai. Ir negyvenom mes šaltai, mes gyvenom komfortai, mes gyvenom labai patogiom sąlygom. Ta prasme, nereikėjo vaikščioti su vilnoniam kojinėm arba apsimuturiavus megztiniais ir skarom. Mes turėjom iš tiesų labai geras sąlygas. Kągi dar nuveikė žemaičiai, kad šilčiau gyventų ir kas lemia šilumos kainų kilimą visoje Lietuvoje. Apie tai po reklaminės pertraukėlės. Vėl kylame į Indijos piliakalnį Tauragės rajone, kartu su atsinaujinančios energetikos specialistu Sigitu Mičiuliu. Ir prisimename pirmąjį mūsų interviu, darytą dar 1999 metais, kai buvo atidaroma modernizuota Kvėdarnos katilinė. Jūs laimėjote didelį Fares konkursą, kadangi visada yra kalbama, kad jeigu šiais laikais laimimas kažkoks konkursas, tai reikia duoti didelį kyšį ar turėti geras pažintis. Kaip jūs gavote tokį puikų užsakymą Kvėdarnoje? Gavom labai paprastai, Lietuvos ryte perskaitėm skelbimą. Ir nutarėm dalyvauti, sumokėjom mokestį ir prasivežėm dokumentaciją ir po to pradėjo vartyti, išsigandom, kadangi viskas yra anglų kalboje ir tokie reikalavimai ir konkursinis pasiūlymas buvo iš 52 ar iš 57 lapų ir dalyvavo 13 užsienio firmų, 3 vokiečių, čekų, lenkų, slovakų. Tačiau mūsų kaina buvo mažiausia ir paskelbėm mūsų nugalėtojas. Tada jūs pradėjot kalbėti, kiek aš prisimenu, apie tai, kad galima būtų vystyti panašią energetiką smarkiai ir kad štai jūs pastatėte tą katilinę ir nebuvote saistomas jokių korupcijos, sakykime, ryšių. Taip, jūs tai iš tiesų. Sąžiningai laimėjot konkursą ir pastatėt. Kas pasikeitė per tuos metus? Europos komisijos atstovas pasakė, kad tai yra labai geras santykis tarp pasiekto efekto ir įdėtų pinigų. Ten pinigai tikrai buvo labai nedideli, 250 000 eurų. Ir aplinkiniai šilumos tinklai tuomet juokėsi, kad Europa neturi dėti kur pinigus, nėra pigesnio kuro už mazutą. Bet po metų jau daugelis kalbėjo, kad nuo bankroto gali išgelbėti būtent ta kryptis. Kas pasikeitė? Pasikeitė. Sustiprėjo importinio kuro žaliavų teikėjų įtaka visoje Lietuvoje. Kaip jūs įsivaizduojat, kaip toliau turi viskas vystytis? Aš manau, kad natūraliai tas viskas vystysis, kadangi rinka viską sustato į savo vietas. Ir nors ir tas pasipriešinimas didėja būtent šitų vamzdžių įtaka, bet vis tiek žmonės mato, supranta, suvokia. Ir kaip minėjau, tai yra daug sąžiningų žmonių ir toje pačioje valdžioje, ir partijose. Ir aš manau, kad ta kryptis ateityje turėtų ir būti. Dažniausiai, jei žodžiai darbais neparemti, kyla įtarimų. Ar neturime reikalų su amžinaisiais opozicionieriais, tik liežuviu kalnus verčiančiais. Tad vis dėlto prikalbiname poną Sigitą Mičiulį nusileisti nuo piliakalnio ir parodyti, kaip galima iš medienos atliekų pagamintomis granulėmis apšildyti didžiulį verslo įmonių kvartalą, esantį gana toli nuo miesto centrinio šildymo sistemos. Šios visos įmonės, gaminančios įvairiausią produkciją, nuo žvejybos tinklų iki smulkių detalių ar naro kostiumų, šildomos iš katilinės, kurioje kūrenamos tik štai tokios granulės. Šiltas? Šiltas. Šitokį jau dedi į krosnį ir dega? Taip, į krosnį, į židinį, į pirtį, bet kur. 1 kilogramas briketų arba granulių turi tokį kaloringumą, kuris atitinka pusę to kiekio naftos. Tai yra 2 kg briketų, 1 litras dizelinio kuro. Bet į atmosferą
išmeta apie 60 kartų mažiau teršalų. 60 kartų mažiau, ne? Jo. O iš kur imate pjuvenas visas? Iš baldų pramonės, medienos apdirbimo pramonės įmonių. Bet žaliava brangsta, labai stipriai brangsta. Nu, pagaminam ne tiek daug, tai yra mažas lašas dideliai teršalų jūroje, bet labai malonu pažymėti, kad mūsų gamyba leidžia į atmosferą per metus neišmesti 3000 tonų CO2. Keliaujame į Tauragės centrą. Labą dieną. Labą dieną. Kokie mandagus, matot, kaime vaikai. Sigitas Mičiulis sako, kad bažnyčia ir parapijos namai šildomi saulės šilumą. Ieškome ant stogo kokių baterijų ar kolektorių, bet nematyti. Pasirodo, į šią savoką įeina kur kas daugiau. Šilumos siurbliai siurbia atsiųstą saulės energiją, kuri koncentruojasi ore, vandenyje arba grunte. Jeigu saulė užgestų, būtų liūdna labai greitai visiems gyviem padaram. Žemaičiai nepamiršta ir dar vienos atsinaujinančios energijos rūšies – vėjo. Pas mus yra labai plačiai paplitusi, reiškia labai smarkiai vystosi tai vėjo jėgainių statyba. Yra tyrimai padaryti, kažkaip įdomu, man tai asmeniškai šiek tiek įdomu, gamtiniai tie procesai vyksta ir mūsų Lauksargių seniūnijoje yra paskaičiuota, kad viena iš geriausių vietovių Lietuvoje, tai Klaipėdos, reiškia, kraštas praeina Priekulė, Šilutės ir mūsų rajono, reiškia, šitoje seniūnijoje geriausias vėjas. Apie energiją, gaunamą pasižabojus vėją, pasakosime rugsėjo pradžioje. Taigi, matom, kad tauragiškiai naudoja gamtos jėgų sukuriamą energiją tiek elektros energijai gaminti, tiek savo būstams šildyti. Ką reiks daryti tiems miestams ir miesteliams, kurių katilinėse dega vien importinis kuras – nafta ir dujos? Ką prognozuoja kainų komisija? Šildymo kaina susideda iš dviejų didžiausių komponenčių. Tai yra iš dedamosios, kuri susideda iš pastovių sąnaudų, kurias patiria šilumos tiekėjai, tiekdami, reiškia, paslaugas susijusius su šilumos tiekimu gyventojam. Ir antroji dedamoji, kuri yra ženkliai įtakojanti, reiškia, šilumos kainą, tai yra dedamoji už kurą. Bendrai paėmus šiai dienai dedamoji sudaro apie 70%. Tai yra tiek nuo savo šildymo sąskaitos gyventojai sumoka už kurą. Deja, tendencijos yra tokios, kad didžioji dalis šilumos tiekėjų šildami, reiškia, gyventojus gamtinėmis dujomis, o gamtinės dujos brangsta, kurios yra susijusios su naftos kainomis. Todėl neišvengiamai kyla ir šilumos kaina. Kiek Lietuva gali nulemti šilumos kainos kilimą? Na, iš principo, šiai dieną jau mes turime gerų pavyzdžių. Aš kalbu apie atitinkamas savivaldybės, kur buvo savų laikų padaryti teisingi sprendimai, tai yra investuojant į atsinaujinančios energetikos įrenginius, tai yra gyventojams tiekiama šiluma šildant iš medienos, iš kitų, reiškia, biokuro šaltinių, ir tai davė pakankamai gerą rezultatą, kuomet gyventojai gali mokėti už paslaugas, už šildymą mažiau. Yra savivaldybių, kurios iš tikrųjų yra efektyviai susitvarkiusios savo šilumos ūkį ir tie pinigėliai gali į vieną ar į kitą pusę stumdytis. Tai yra, pavyzdžiui, Tauragėje šiai dienai gyventojai moka truputį daugiau nei pusę sąskaitos dydžio, tik tai už kurą. Todėl, kad yra biokuras. Taip, kad yra biokuras. Na, o jeigu kalbėtumėm apie dujas, tai kiek šitą skaičių galima būtų reguliuoti? Na, be abejo, čia yra politinis klausimas, į kurį komisija tikrai negali atsakyti. Visgi dujų kaina, paties produkto kaina, jinai tiesiogiai nėra reguliuojama. Jinai, kaip žinia, yra nustatoma, taip vadinama, ant sienos pagal sutartį su vieninteliu kol kas gamtinių dujų tiekėjų Lietuva Gazpromu. Tačiau kiek tai susijęs su gamtinių dujų veikla, su dujų transportavimu, su kita tiekimo veikla, tai yra griežtai valstybės reguliuojama pagal įstatymus veikla ir dujų įmonių pelnai taip pat yra griežtai reguliuojami. To kuro kaina, ar tai būtų mediena, ar tai būtų gamtinės dujos, pagal atitinkamos rinkos dėsnius, ir šiuo atveju, jeigu tai yra dujos, tai reiškia dujų kaina atitinkamai tokia, kokia jinai yra pardavimo metu, keliauja į vartotojo sąskaitą,
galutiniam rezultate, o reiškia kitos tos veiklos, kurios yra susijusios su šilumos tiekimu, su jos reiškia su pardavimu, jos yra griežtai valstybės reguliuojamas ir šilumininkai tikrai negali gauti jokių papildomų viršpelnių, nepriklausomai nuo to, ar jie daugiau parduoda šilumos ar mažiau. Iš 600 litų, kuriuos Tūlas gyventojas atiduoda už šilumą, 500 keliauja tiesiai kaimyniniai Rusijai į rankas. Vadinasi, kol neapsišiltinsime savo pastatų, tol dotuosime, šelpsime Gazpromą. Na, o mūsų vyriausybė, kol nesiims rimtų priemonių, kad atsinaujinanti energetika pakeistų dujas ir mazutą, tol taip pat šelps mūsų kaimynę. Šiandien tiek. Bet pabaigai dar viktorina. Atsakykite į klausimą. Kiek pastatų yra renovuota Tauragėje? Atsakymai 3. 4, 6 ar 12. Siųskite atsakymą nurodytų elektroniniu adresu ir laimėkite prizą energiją taupančią ledinę lemputę. Taigi šiandien atsisveikiname iki kito sekmadienio.